Šaltą žiemos rytą prie starto linijos stojo 97 ekipažai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos bei Ukrainos, kurių laukia techniškai skirtingų konfigūracijų greičio ruožai. Toks didelis dalyvių skaičius liudijo, kad šių metų Holsvinter Rally tapo pačiu gausiausiu žiemos ralio etapu nuo pat 1994-ųjų. Lenktynininkai varžėsi 12 greičio ruožų, kurių bendras ilgis 115 km. Left free fast. Labais 5 mīnus, tramplīns līdz vidum, 80, tramplīns 10, kreisais 5, as uz iekšu. Viskas super gerai. Jeigu buferiai mažiau lūžtų, tai iš viso gerai būtų. Grybą pjaunam. Kodėl? Kažkur buvom nuskridę nuo kelio 4 greičio руоже. Labai pasisekė, kad sveiki likom. Попробуем еще улучшить, но особо гнать не будем. Пришлось очень туго, потому что там очень много льда, на трассе снег снесли с траектории и тяжело было ехать очень. Latvių lenktynininkai tikrai yra puikus ir šitose keliuose jie yra jau buvę daug kartų, tai jie irgi gerai žino apylinkes ir to ir tikėjomės iš tikrųjų, kad su jais bus kova didelė, ypač pirmam dešimtuke. Trasos labai geros konfigūracijos, yra pavojingų vietų, kurios reikalauja labai didelio atidumo. Galim sakyti netgi, kad tikslas stenogramos užrašymo ir manau šitose greičio ruožuose pasimato tikri geri vairuotojų ir šturmano užrašai. Gavom automobilį tik tai po naujų metų, inžinierius atvažiavo visai prieš pat varžybas ir aš manau, kad kiekvienas, tiek ir mūsų Lietuvos driveriai, reikia dirbti čia, rally negali ateiti kaip į šventę, turi sėdėti testuose, maigytas knopkės, keist padangas, žiūrėti, tada ir bus rezultatas. Holsvinter Rally 2011 finišą pavyko pasiekti 68 ekipažams. Opa! Nugalėtojais tapo Andis Neikšan su Peter Dzirkals, antras Maris Neikšan su nauju šturmanu Ringolds Berzinš, trečiąją vietą pelnė Janis Feldmanis su Andris Jese. Kreisais 2 iekša, uzlabo 2-3, izējāt ciet. Kreisais 1-2 iekša, tramplīns uzlabo 2 garš, labais 2